Sveiki visi ir vėl čia aš. Šiandien trečiadienis ir kur aš važiuoju, ogi važiuoju aš dabar į X-Sector Lietkabelio fanų štabą, kur stebėsime Europos taurės Lietkabelio išvykos varžybas ir jums šiek tiek pafilmuosiu, parodysiu, kaip vyksta viskas pas mus ten. Važiuojam žiūrėti, kaip šiandien seksis mūsų komandai. Oho, kiek čia mūsų susirinka. Dar labai daug laiko, aš vienas iš pirmųjų galvojau būsiu, bet jau čia vienas iš paskutinių. Kas tau atsitiko? Здорово. Nu, молодец. Kiek čia jūs daug? Здорово. Labas. 14 dieną bus. Labas. Kas čia sudaužė? Joras. Ot parazitas. Kas? O, Gedriuks atvarė. Tai jisai nors tarp dabar ant plytų nelips. Labą dieną. Labą dieną. Mes ruošiamės ekstremaliom situacijom. Ką, Audrute, čia darot? Mūsų patalpas ruošiamės saugiam evakavimui gaisro ir kitų ekstremalių situacijų atveju. O kodėl mes čia šiandien susirinkom? Mes susirinkom žiūrėti Eurocupą, bet kaip visada pas mus visose susitikimuose nebūna vienos temos. O kas šiandien laimės? Lietkabelis. Dabar reikės tau kirpti. O kitas paparacis. Įdomi Audrutė pasakoja. Čia va, mes turim naują pirmos pagalbos rinkinį. Sakot, prireiks? Be jo negali būti nei vienos patalpos, to labiau administracijos, o čia mes nuolat. Po 2 metų sektorius įsigijo vaistinėlę. Mes saugi bendruomenė. O čia nuo galvos skausmo ką nors yra? Kažkaip keisti klausimai, Aurimai. Būna po vakarėlio reikia. Po vakarėlio va taip reikia, va taip po vakarėlio praėjimo nėra. Šipas? Kažkur šone va to, nes ant to nesilaikys. Šiandien laimės. Lietkabelis. Va, iškart geriau. Kas laimės, bernai? Lietkabelis. Iš kur žino taip? Jis geriausias klubas. P. R. A. Kaip? Ištrink. Vieną ištrink. K, R. Turi būti. Bet nėra. A. T. T. Krateris? E. 1,5. Jėzus. Palauk. Gintarė. 1, 5. 1, 0. 1, 0. 4, 5. Jeigu ne taip įvedėm. Palauk, parodyk dabar. Ai, harpas palas. 1, 5, 1, palauk. 0, 4. 0, 1, 4, 5. Vienas prieš ketvirtas. Ir vienetą prieš ketvirtą. Nu, papasakokit. Nu, ką tau Į kamerą, papasakot? kaip ten buvo? Kur?
kaip čia paskaita. Krauriamus norėjo mane užspaudęs į kampą vestas, Oi, kol čia- Robertas nebuvo. Kokia kompromituojanti medžiaga. Labai kompromituojant, Aurimai, neatsipirksi taip lengvai. Net gėda pasidarė. Kodėl jam nusikerpa maikės? Lentas Donatai Elf. Antras. Bet ką čia dar neprasidėjo? Nebegert reikės rėkti. Aure, kai baigsis kašę, Donce tą patį pasaiks. Antras alaus, dar tik tai. Vienu žodžiu ką, Lietkabelis -4, o gal ir +4, dar ne vakaras. Koks dabar rezultatas? Gaunam 25, man atrodo, kiek ten. Tai pralošim -4. Na, ne, galim ir laimėti, stebuklų gali būti visko. Tai mes tikime, ne? Taip. Iki paskutinio. Dėl ko čia susirinkam? Taip. Telefoną matęs tave. Mes net liežuvis nesiverčia, mes norim tikėti, kad tie skaičiai apsivers į kitą pusę. 11 darbo Dar turim laiką. Turim. Tikrai. 20. Ką tu čia taip skaniai geri? Nealkoholinį radlerį. Aviečių. Ketvirtas kėlinys, 3 minutės 33 sekundės, rezultatas 80-59, pralaimi Lietkabelis. Liūdnauka. Kur? Kada varat? 23. Kokią mėnesį? Liepų, spalio? Jeigu perves, mes sumokėsim. A, kiek pervesti? 2 štukas. Net ir tiek. Vytautai, kaip emocijos? Prastas, labai prastas. Žaidėm, pralošėm. Gaila, nu ką darysim? Šeštadienį atsigriebsim, ne prieš rytą. Aišku, griebsim jauti už ragų. Vilką. Vilką? Už uodegos. Ne, tai vilkas ten. Pažiūrėk, nori pažiūrėti vilką? Vilkas nuvilktas. Nebėr vilką. Turim laimėti. Stovi. Nelėdėk. Imsim šeštadienį rytą. Udėmsim kažką, tai tikrai bus kažkas, pergalė tai tikrai turi būti, aš tikiu, vis tiek aš tikiu. Ne, mes visą laiką pradžioj sezono biškai taip padarniuojam, panervuojam fanus, panervuojam visus, bet paskui pradedam žaisti. Taip vyksta pas mus krepšinio fanų X-Sector išvykų stebėjimas mūsų būstinėje. Gaila šiandien nepavyko, bandysim atsigriebti kitą kartą. Ir iki pasimatymo sekančios video. Iki.